Sveiki visi ir sveiki sugrįžę į Manto šou. Šiandien aptarsime įspūdingas naujienas iš kriptovaliutų pasaulio. Nuo rekordų Bitcoin ETF rinkoje iki naujų inovacijų ir istorinių momentų. Šios naujienos parodo, kad sparčiai vystosi visa industrija. Pasinerkime į jas ir pažiūrėkime, ką jos reiškia mums visiems. Pradėkime nuo BlackRock. Jų iShares Bitcoin Trust pasiekė $40 milijardų valdomo turto ribą vos per 211 dienų. Taip, tai absoliutus rekordas. Palyginimui ankstesniam rekordui pasiekti prireikė 1253 dienas. Tai rodo, kad Bitcoin ETF-ai tampa vienu populiariausių būdų investuotojams patekti į kriptovaliutų rinką. Šie skaičiai signalizuoja apie stiprų ir tolygų investicijų srautą, kuris gali visiškai pakeisti Bitcoin kraštovaizdį. Dabar pereikime prie naujovės iš Coinbase. Jie pristatė Coinbase 50 indeksą arba tiesiog Coin 50. Tai yra indeksas, kuris stebi 50 didžiausių kriptovaliutų pagal rinkos kapitalizaciją. Tai kažkas panašaus į kripto rinkos S&P 500, leidžiantis stebėti platesnę rinkos dinamiką, o ne tik fokusuotis į Bitcoin ir Ethereum. Coinbase dar žengė toliau ir sukūrė Coin 50 ateities sandorius su galimybė naudoti iki 20 kartų svertą. Tai rimtas žingsnis, suteikiantis investuotojams dar daugiau galimybių įsitraukti į kriptovaliutų rinką. Kitas įdomus dalykas. VanEck paskelbė apie savo naują SUI ETN, kuris dabar yra listinguojamas Euronext Amsterdamo ir Paryžiaus biržose. Tai dar viena galimybė investuotojams diversifikuoti savo portfelį ir investuoti į SUI Network, decentralizuotą blokų grandinę, kuri orientuojasi į greitį ir mastelį. Šis žingsnis dar labiau sustiprina Europos kriptovaliutų rinką ir parodo, kad tokie produktai tampa vis labiau prieinami tradiciniams investuotojams. Ir galiausiai istorinis įvykis. Iš Japonijos. Coincheck tapo pirmąją Japonijos kriptovaliutų biržą, gavusi JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos SEC patvirtinimą listinguotis Nasdaq biržoje. Tai ne tik didelis žingsnis Coincheck, bet ir visai Japonijos kriptovaliutų industrijai, kuri dabar įsitvirtina pasaulinėje finansų rinkoje. Šis įvykis taip pat gali paskatinti daugiau tarpininkų kriptovaliutų biržų siekti tokių pačių aukštumų. Tai ką visą tai reiškia? Na, labai paprasta, kriptovaliutos vis labiau integruojasi į tradicinę finansų sistemą. Nuo didžiausių pasaulio investicinių fondų iki inovacinių indeksų ir tarptautinių biržų plėtros. Visi šie žingsniai rodo, kad kriptovaliutų rinka auga ir bręsta. Ar tai reiškia, kad ateitis yra visiškai decentralizuota? Galbūt ne iš karto, bet šie žingsniai neabejotinai veda mus į pasaulį, kur kriptovaliutos taps pagrindinė turto klase. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Pasidalinkite savo mintimis komentaruose, kuris iš šių įvykių jums labiausiai nustebino. Ir nepamirškite prenumeruoti. Susitiksime kitame epizode.